čia mano vardas yra Vytis ir aš šiandien žaisiu kasimo žaidimą, kaip jūs galite jau matyti. Ir mums reikia kasti šitam žaidime. Ir į viršų galime irgi užlipti. Bet mes kitos duobės nenorime kasti, mes norime tą pačią kasti. Ir čia visa žaidimo prasmė. Tenai mums reikia, ar ką? Nu gerai, čia pradėkime kast. Po žemę. Nes mums, man atrodo, reikia iki to punkto ten. Ui. Mes jau per žemai esame. Mums reikia truputį į viršų. Po mumim yra šitas daiktas. Va. Radom $95. Dabar mums reikia tenai kasti, prasikast. Nu va, deimontą radome. Dabar čia. Wow, ką mes čia dabar radome? Nu va, radom dar kai ką. Dar vienas žaidėjas čia yra. Tai mums tiesiog reikia į apačią kasti. Nes parašyta dabar, kiek žemai mes esame. Tai mes jau esame, mes tai dar tik 100 metrų po žemę, beveik. Gerai, tai tiesiog reikia, kas čia. Nu gerai, nusipirkom šitą dabar. Greičiau, kaip galime mes tada kasti, ar ką. Gal kitą nusipirksiu, bet jau neturiu pinigų kitą nusipirkti, tai mes turime kasti tiesiog. Kitam lygiai mes jau esame dabar. Mes kasimės tiesiog toliau. Ir 700 metrų po žemę mes turime atsidurti. Tai čia reikia tiesiog visą laiką spausti ir kažkada atsidursime tada. Pačioj. Jau beveik 200 metrų mes po žemę esame. Ir galim, man atrodo, mes atnaujinti dabar galim mes atnaujinti mūsų čia sunkiau. Čia sunkiau jau, man atrodo. Bet ir man atrodo, daugiau pinigų mes gauname čia. Man toks įtarimas. Nu va, jau mes 230, jau ne 243 metrus po žemę. Tai čia gal per šitą vieną filmuką ar eisime iki galo, pažiūrėsime. Man įdomu, ar eisime ar ne.
Nu va, mes dabar jau 300 metrų po žemę esame. Jau tuoj mes pusę kelio būsim nuėję. Nu va, ir dar 9 metrai ir nueisim pusę kelio jau mes. Pusę kelio nuėjome. O, galim dabar naują daiktą pirkti. Ir nusipirkome jau auksinį. Man atrodo, mes dabar galim greičiau kasti. Ir daugiau pinigų uždirbstame čia. O, jau 400 metrų po žemę mes esame. Nu va, dabar kristalus mes turim kasti. Ir jau mes pusę kelio iki 500 metrų nuėjome. Kiek reikia kitam daiktui? 500, wow, daug reikia. Bet daug mes gauname. O, jau mes čia esame 500 metrų po žeme. Magma čia dabar jau yra. Ir čia vis tik tai spausti reikia viskas. Daugiau nieko čia nereikia daryti man. O, wow, mes žemai esame. Ir mes jau beveik 600 metrų po žeme. O, dabar jau voidas, tai nežinau kaip išvertus lietuviškai. Palauk, išverskime su Google Translatoriu. Nu va, ir dabar iš anglų į lietuvių. Nu va. Tai tuščias. Negerai išvertė, bet tai nieko tokio. Mes vis tiek kaskime tiesiog toliau, nes mes jau beveik daėjome iki galo. Nu va, 20 metrų daeisim iki galo jau mes. Ir daėjome iki galo. Nu va. Tai vaikučiai, aš tikiuosi jums patiko šitas filmukas ir ate vaikučiai.